pasimatėme, nes vėl mano kėlimas buvo toks sausau, bet aš turiu priežastį dėl to, vien dėl to, kad mano kamera telefono neveikia. Filmuoju per kitą kamerą, per Sony ZV-1F. Nusipirkau kamerą, normalią vloginimo kamerą, aplamai normalią kamerą, tai žiauriai fainai jaučiu, žiauriai smagiai ir žiauriai esu laimingas. Ten background'e nekreipkite dėmesio, kad šiukšlių maišas, nes ką tik pakeičiau ir planuoju išeiti į pakeistą. Tai jo, šiandien turiu tokį plius minus šiaip fainą video. Day in the life, manau, toksai labiau bus. Šiandien planuoju važiuoti, darytis tatuiruotę, tai važiuosime kartu. Ir su sūnėnu šiandien susitinku, praleisiu laiką. Tai jo, smagu. Ir šiaip šiandien su jo planuojam nusifilmuoti vieną video, tai yra Spicy Noodle Comparison. Tai šiaip turėtų būti smagu, tai žiūrėsim, ar aš įdėsiu į šitą video tą Spicy Noodle, ar darysiu atskirą. Žiūrėsim, kaip susikomponuos viskas. Čia ta kamera, tai šiaip neblogai. Dar nelabai turiu ką pasakyti vien dėl to, kad labai užmigęs jaučiuosi, nes senai tik atsikėliau, bet pagaliau pradedu filmuoti vėl, nes vėl buvo tas nefilmavimas, bet šį kartą tas nefilmavimas nebuvo dėl tinginiavimo, dar dėl kažko. Aš iš tikrųjų prisirašiau daug idėjų, daug visko ir realiai ties vienu dalyku dirbau, ką labai norėjau parodyti jums ir greitų metų jūs pamatysit. Tai Instagram'e savo aš numesiu ir jūs arba priimsit tai arba ne, arba jums tai reikalinga bus arba ne. Tik reikia dar prasitestinti porą dalykų su jo ir viskas. Šiaip susikūriau naują logo, turėtumėt matyti ant mano YouTube'ės, ant savo Instagramo pozityvo pertraukėlę. Tai jo. Tai jo, nusikirpau, baskatas, nežinau, turbūt gerai atrodo, geriau atrodo negu pirmai. Jo, tai paskui, nežinau, dabar eisiu tvarkyti savo kitus reikalus, biškį reikia man ramiai pasisėdėti, nes aš turiu epilepsiją. Tai dažniausiai rytais, kai sakau morning routine savo, aš turiu ramiai pasisėdėti prieš kažką darant, prieš kažką veikiant, nes šiaip aš taip rytais paimu ir nefilmuoju, man negalima, mano smegenys turi atsibusti, susiaktyvuoti, kad galėčiau pradėti dieną. O šiaip, I'm back, tai va. Atvykau pasidaryti tatuiruotę, aišku, atvykau per anksti. Nežinau, ar girdit, nes mikrofono nesu prisisegęs dar. Tai atvykau su sūnėnu, su kurio darysiu video šiandien. Tai jo, dabar tik tas laukimas 40 minučių, nes atvykau 40 minučių per anksti. Tai jo. Šiaip norėčiau pasakyti, kad diena mano itin neprasidėjo gerai. Praleidau savo meditaciją, praleidau savo rutiną. Ta, ką aš dažniausiai darau, meditaciją ir maldą. Ir dažniausiai, kai praleidžiu tokias dienas, prasideda tokia makalynė. Aišku, ten parodžiau jums mini dalelę, kaip aš pradedu savo tą rytą. Ten atsikeli, apsiprausi. Aišku, ten prie kameros nenorėjau lysti po dušu, tai nerodysiu, kaip aš ten po dušu prasios, nes dažniausiai atsikeliu, lendu po dušu, bet ką noriu pasakyti, kad visada kokią rutiną jūs darot, tai visą laiką sekite ją, nenustokite jos daryti. Nes dėl to, kad žmonės dažniausiai praranda įdomumą kažką daryti, kai daro kažkokią rutiną, ją susigadina, jos nebepradeda, tada pradeda tingėti. Tinginystė yra komforto zona didelė ir tada jie tiesiog paima, atsisėda į tą patį tašką, kokį buvo ir daugiau niekada nieko nebedaro. Tai čia yra toks labai didelis pointas, tai kad visą laiką, kad ir kaip sunku būtų, pradėkite vėl iš naujo, kad ir kitą dieną arba 2 dienos, jeigu susigadinat rutiną, vis tiek darykite iš naujo ją ir pradėkite vėl grįžti į savo rutiną. Normalią rutiną, aišku. Jeigu jūsų rutina tenais bloga, tai niekas nepadės. Tai jau geriau bandyti naują rutiną, kuri yra normali, produktyvi ir kažkokia tai, nežinau, suteikia balansą.
Nes kalbant apie balansą, visas tas balansas turi būti produktyvus ir normalus. Bandykit kuo produktyviau išnaudoti savo dieną, išspausti geriausią naudą, kokią galite savo ir išmokite visko, ko tik galite iš visos dienos. Ir aišku, pamoką savo skirkite kažkokią tai, kokią klaidą padarėt, ko nepadarėt ir viskas. Ir tada viskas vis tiek bus daug geriau. Tai jo, planai keičiasi. Šiandien šitam vloge mano nebus to video spicy noodle comparison. Funny idea. Tai pagalvojau su savo sūnėnu tai padarysiu, bet dėja keičiasi planai, jis ateis biškį vėliau. Mes tada su juo pažiūrėsim keletą filmų ir jo, jis eis namo, o šitam vloge nebus šito videos, dėl to comparison, tai jį darysiu atskirą, kur aš vienas filmuosios, tai tiek dėl video tos idėjų ir kad pasikeitimai vyko. Tai parėjau namo, jo, laukiu sūnėno, prie filmo čia snacksų prisipirkom, tatuiruotė, tai va. Ja pasidariau dėl to, kad aš kiekvieną kartą, kai medituoju, tai aš medituoju su malda. Visų pirma, bet paskui mano meditacija yra dar kitokia. Aš bandau tą zazen padaryti meditaciją, tai yra budistų šiaip meditacija. Bandau palaikyti šaltą protą ir kad būtų balansas tarp širdies mąstymo ir smegenų mąstymo, kad mano audringai yra, pavyzdžiui, labai širdis, taip užsidegu. Bet aš noriu su savo protu susitvarkyti taip, kad visą laiką susistatyčiau visus prioritetus ir viską, ką aš pasakau, kai aš užsidegu visas, kad mano protas grinai užfiksuotų tą ir aš viską sustabdyčiau ir prieš pasakant pagalvočiau, o ne kai pasakau, tada tik pagalvočiau. Čia tokia gili mintis šitą tatuiruotę man, tai jo. Aš, man atrodo, pirmam video kažką esu minėjęs apie meditacijas. Jeigu ne, tai tikrai pabandykite, tai yra nuostabus dalykas ir manau, kad šitą temą dar užvesiu ir paskui. Kitas dalykas, ką aš pastebėjau, šiaip ką norėčiau pakalbėti taip trumpai apie nuomonės. Išėjo naujas filmas, toksai Roadhouse, ten su Conoru McGregoru ir Jake Gyllenhaal. Ir vienas asmo pakomentavo, jisai šiaip yra kaip influenceris ir rašytojas, Vadimas Zizas, toksai Instagrame. Aš taip pagalvojau, jisai savo aišku nuomonę pasakė, bet aš jo nuomonę suprantu perteikimą tokią kaip, kad būtinai turite klausyti tos nuomonės tenais ir visa kita. Nes jis ten pasakė šlamštas, visa kita, kad tas aktorius meta savo karjerą į unitazą ir visa kita. Bet taip pagalvojus, o jeigu pačiam tam aktoriui gerai, jisai gyvena gerai, jam tas filmas, pavyzdžiui, labai patiko, jis jo labai didžiuojasi ir, pavyzdžiui, kaip Vadimui Zizui nepatiko. Nuomonės yra toks dalykas, kur kiekvieno skonis yra skirtingas. Tai nuomonės visą laiką skirsis ir man irgi yra filmų, kurie nepatinka, bet aš aktorių dėl to nekaltinu. Tiesiog aktoriui tas filmas, pavyzdžiui, patiko, jis suvaidino. Kai kurie aktoriai, kurie vaidina filmuose, taip, jiem patiems net nepatinka ir jie kartais pasisako tai. Bet aš nemanau, kad reikia šmeižti žmogų, kad jau metais į unitazą savo karjerą arba dar kažką. Čia yra tikrai labai žemas lygis, aš manau. Ir čia yra tik tais bandymas perteikti nuomonės, kas yra negerai. Tai šiaip norėjau šitą užvesti, tokį mažą, jo. Filmą baigiam žiūrėti. Quality time spent. Rengiasi. Eis namo. O aš savo dieną taip ir pabaigsiu turbūt. Prieš baigiant šitą video noriu padėkoti visiems žmonėm, kas mane žiūri, kas mane seka, nors ir jūsų dar nedaug, bet tikiuosi ateityje bus jūsų nemažai. Ir noriu keletą žodžių pasakyti ir keletą dalykų. Kaip ir ką tik sakiau, noriu tart porą žodžių, ką buvau čionais nufilmavęs, bet nebeturiu dabar. Tas dalykas, kur aš kalbu, kad ačiū jums už tai, kas mane žiūri ir kad tikiuosi, kad jūsų bus daugiau
ateities perspektyvoje. Tai aš nesakau tą, kad man būtina būti populiariu, aš to noriu labai ir aš to siekiu vien dėl populiarumo, kad mane žinotų, kad aš būčiau kažkokia žvaigždė. Tikrai ne, man to nereikia. Man nereikia būti populiariu ir man nereikia tenais, kad jūs mane žiūrėtumėte kaip kokią žvaigždę ten ateities perspektyvoje. Aš to visiškai nenoriu. Aš noriu, kad tą, ką aš sakau, pozityvas ir visa kita, kad mano žodžiai kažką gydytų, mano žodžiai kažką apkabintų, mano žodžiai kažką sušildytų, kad jūs pasiektų jūsų kūną, jūsų sielą, kad jie įeitų į jūsų vidų. Aš tik to noriu, kad tai perteikčiau jums meilės formą ir kad jūs perteiktumėte tada kitiems šitą dalyką. Nes čia tokia yra dilema ir toks sunkus dalykas. Tai noriu pasakyti, kad tikrai be jūsų šitas dalykas tikrai nebūtų įmanomas, nes tie, kas mane žiūri, ten tie 30 ar 15, kiek gaunu už ten tų views per tą video, žinau, kad jų dabar kol kas dar nebus daug ir pusė turbūt net nežiūrit iki galo šitų vaizdo įrašų ir jums net neįdomu kai kuriems, bet aš prižadu, kad mano turinys bus tikrai visoks ir jo bus labai daug ir ne tik bus vien apie pozityvą šnekėjimą, bet bus ir pozityvus jaukumas, ką aš darau, kad ir tas pats mano ta idėja Spicy Noodle Comparison, bet jinai jauki. Nors ir daug kas jau daręs tokią video, bet aš nesu daręs. Nes I'm new in this game, tai I need time to adjust. Tiesiog. Tai šiaip noriu padėkot už tai, kas žiūri mane. Noriu padėkot už tai, kas žiūri ir nemėgsta manęs. Aš tikiuosi, kad jums susidėlios gyvenimas į teisingas eilutes. O kam aš patinku, kas žiūri mane ir palaiko mane, ačiū jums labai. Tikrai vertinu tai. Ir jo, tai užbaigsiu turbūt šitą visą video šitaip. Nebuvo čia jisai kažkoksai labai įspūdingas, nebuvo jo labai daug, bet čia buvo tas toksai I'm back again. Tai pagaliau turiu kamerą. Ačiū, kad šiandien žiūrėjot ir susitiksime kitame video. Iki.